Labą dieną, šiandien biškį pakalbėsiu apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien pakalbėsiu biškį apie 9 skyrių, 4 dalis. Rungtynės turi prasidėti 5-5, jeigu vienos komandos atsarginiai žaidėjai yra nubausti diskvalifikaciniom pražangom, nesportinėm ir techninėm arba atvirkščiai, arba nubausti 5 esminėms pražangoms ir neturi keitimų, negali atlikti keitimų. Tada lieka tiktai 5 žaidėjai pas juos, arba jie atvyko į rungtynes su 5 žaidėjais tik, arba jeigu 5 žaidėjas gauna 5 esminę pražangą arba nesportinę, arba techninę, arba atvirkščiai. Tada rungtynės tęsiamos 4-5. Jeigu 4 žaidėjas gauna 5 esminę pražangą, tada rungtynės tęsiamos 3-5. Jeigu 3 žaidėjas gauna 5 esminę pražangą, arba ten nesportinę, arba techninę, arba ten atvirkščiai, arba nubaustas diskvalifikacija, tada rungtynės tęsiamos 2-5. Jeigu antras žaidėjas gauna 5 esminę pražangą, tada rungtynės jau negalima tęsti, nes vienas žaidėjas negali įsimesti kamuolį iš užribio. Jeigu daugumos komanda pirmavo, lieka toks rezultatas, koks buvo. Jeigu nepirmavo, tada rezultatas bus 2-0 jų naudai. Čia tik tai pagal teoriją, krepšinė turbūt niekada to nepamatysim praktikoje, turbūt. Man teko matyti krepšinį 4-5 mėgėjų lygoj. Mėgėjų lygoj pasitaiko tokių dalykų retai, kad komanda atvyksta tik tai 5 žaidėjai, arba net mažiau atvyksta negu 5 žaidėjai. Tad rungtynių negalima pradėti, jeigu komanda būna mažiau negu 5 žaidėjai. Šiandien tik biškį norėjau šią temą pakalbėti. Viso.